Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną noriu pristatyti mūsų naujausią pasimatymų laidą. Šios laidos herojai – Edgaras ir Indrėja. Pagrindinė mintis mūsų yra tokia, kad vienas iš jų kiekvieną laidą turės daryti pasimatymą. Na, o kas darys pasimatymą, rinksime burtų keliu. O mes šiandien turime monetą – 2 eurus. Ir jeigu iškrenta skaičius, pasimatymą rengia Indrėja. Jeigu iškrenta herbas, pasimatymą daro Edgaras. Metame monetą. Ir tai yra herbas. Dar kartą parodau, kad mes nieko neapgaudinėjom. Herbas čia yra ir pasimatymą daro Edgaras Indrėjai. Keliamės pas juos ir pasižiūrėkime, ką Edgaras yra paruošęs. Šoksi princesė. Kur važiuojam? Sveiki visi. Palauk. Sveiki visi. Palauk. Sveiki visi. Sveiki. Čia Indrėja. Čia Edgaras. Ir čia pirma pasimatymų idėjų laida. Taigi šiandien aš ruošiu pasimatymą ir vežuosiu savo princesę kur? Į Jurbarką. Veidrodinį namelį. Nakvosime namelį ant medžio. Wow. Kviečiame visus su mumis į šitą nuostabią kelionę. Parodysim, ką galima nuveikti porai Jurbarke. Džiauriai geras. Na, tikriausiai ne tik mane, bet ir jūsų intrigavo, ką Edgaras yra paruošęs nuveikti Jurbarke ir kurgi galima nusivežti antrąją pusę. Dabar pavalgysim, papietausim iš pradžių. Mums turėtų jau būtent paruošę labai fainų dalykų. Saulytė šviečia. Viena saulė, kita saulė. Mums praeitą kartą parekomendavo Star Pizza. Sako, čia geriausia vieta Jurbarke ir jeigu čia darysite pasimatymą, būtinai atvažiuokite pavalgyti. Keliaujame. Wow. Tai va toks kupoliukas. Ir kaip iki smulkmenų atidirbta viskas, net ant stalo Star Pizza. Sveiki, sveiki. Oi, ačiū labai. Taip, ką mes čia turim? Didžiausias jų pasididžiavimas, iš tikrųjų, mes tai valgiam, tai brandinta jautienos nugarinė ant lavos akmens, tai tu dar ją apkepi. Šiaip žiauriai skanu. Ir barbekių šonkauliukai, vat to neragavau. Nesu labai didelis šonkauliukų mėgėjas. Aš irgi. Nu, kažkaip taip. Žiūrėk, radau tau. Nu. Vaikams. Pica žvaigždutė, nori? Man pica žvaigždutė, žinai, kas priminė? Nu. Kai susipažinom tik su Indrėja, čia buvo gal minutė pažinties, jinai sako, nemėgstu žvaigždučių. Ir here we are. Kaip sako Indrėja, kad žvaigždučių jinai nemėgsta, bet yra sakoma, kad po visais blizgučiais mes visi esame paprasti žmonės. Ar patenkinta gražuolė? Skanu? Labai skanu, žiauriai. Kaip vertini? 9 iš 10. Solidu. Ragaujam duoną su sūriu. Šiaip nepasakyčiau, nesigiriu, bet esu keptos duonos ekspertas. Nepasakyčiau ir nesigiriu, bet esu. Visadėkų irgi skirtingos rūšis, palau. Dar nesupratau, bet tokia grūdėta yra ir paprasta balta. Nekreipkite dėmesio, aš čia šepsiu už kameros, bet žiauriai skanu. Mes šiaip patys save filmuojam, nenorim turėti operatoriaus, kad mūsų laida gautosi dar labiau autentiška. Ir organiška. Kad čia nevaikščiotų aplink mus, nes mes ten ne tik kalbamės, bet ir daug bučiuojamės. Nereikia trečios kojos. Nereikia trečios kojos. Tai vertinu, sakykim, nu gerai, 9 irgi duosiu. Nu, blemba, irgi solidu. Nežinau, ko trūksta iki 10, bet 9 tikrai labai stipru, duonai su sūriu. Kadangi man patinka medium rare, tai aš ragauju. Blemba, tikrai skanu, aš skaitau. Kaip man patinka, kad tu mėgsti mėsą. Buvo laikai, kada nevalgiau, bet pagalvojau, kad neverta. Su mama neseniai savo buvau susitikęs. Nu, labai graži tavo mergaitė, bet tikiuosi mėsą valgo. Rimtai, kaip sakė? Tikiuosi ne veganė, ne vegetarė. Čia yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, mes neteisiam. Bet tėvam, nu patys žino. Tėvam reikia, kad valgytų vaikai sočiai ir daug. Padažiukas. Blemba. Apsispjoviau. Kebra, aš labai daug kažkodėl spjaudavau. Seilių nelaikau visiškai. Edgaras to nežinojo, kol nesusipažino su Taip. manim. Sako, man Andrėja, tu visada man veidą nuplauni, kai su manim kalbė. Ir po to Antanas tai patvirtino. Ir nieks man nesakė kažkodėl. Aš galvoju, kodėl scenoje, kai mes repetuojam, va taip, žinai, partneris su manim. Nežinau, kodėl nelaikau taip seilių. Nu šiaip aš skysčių nelaikau, kai su Indrėja esu, gal dėl to. Nu Edgarai, gal susilaikysi bent jau iki vakaro. Edgarai, sakėm, be
šitų baimių. Šiaip kol kas vertinu 10. Čia skaniausias šonkauliukai, kurios gyvenimą valgęs esu. Okay. Labai skanu, tikrai nuoširdžiai. Susigundžiau, aš tai paragausiu. Šitas variantas yra 10 iš 10, bet neįveikiau ne dėl to, o dėl to, kad žiauriai sotu. Be šansų įveikti, net gėda kažkaip palikti, gavom dėžučių, tai išsinešim, žodžiu. Star Pizza Solidu. Sveiki sugrįžę namo. Sveiki. Sveiki. Kągi, atvažiavom pas Nemuno alpakos. Taip ir parašyta. Nemuno alpakos. Važiuojam pro vartį. Štai ir jos. Ai, nu. Okei. Kokios gražios. Blemba ir kokios visos skirtingos. Žiūrėk, ruda, balta. Kai alpakos yra susierzinusios arba jaučia stresą, jos spjaudasi. Iš kur tu žinai? Žinau. Buvai patyrus? Tiesiog žinau šitą faktą. Kokios alpakos į mane panašios? O, žiūrėk, atskuba. Kaip greitai bėga, wow, pavėlavo biški. Alpakos yra kilusios iš kupranugarių giminės. Šiaip tai alpakas atsirado iš Pietų Amerikos ir jas prisiaugino prieš 6000 metų. Iš kur tu tiek žinai faktą? Tu dabar googlinai, ko važiavom? Tiesiog vaikščianti Wikipediją. Laisvalaikio dovanas mums dovanoja šiandien alpakas Jurbarke. Pramoga Jurbarke, porai. O kaip iš jūsų sugalvojot va tokią mintį? Nebuvo plano, tiesiog buvo meilė alpakom, pamatėm, susižavėjom, supratom, kad mums jų reikia, tik paskui pradėjom galvoti, ką mums jų reikia. Tai va, tokia meilė iš pirmo žvilgsnio. Nu ir va, paskui viskas taip pamažu įsisuko ir pačios alpakos, prieauglis, va, ir vilnos, visokia produkcija, veisimas ir taip toliau. Va, jums dovanu. Kaip faina, ačiū. Ką tik pažiūrėjom alpakas. Šiaip labai faina buvo. Jo, kiek vertini šitą pramogą porai, jeigu atvažiuoja į Jurbarką? Nu šiaip, jeigu atvirai, nevažiuotumėm taip, ar ne? Jo, Random, bet jo. visai sužavėjo, nežinau. Jo, Kodėl? patiko? Taip atrodo paprasta. Koks įvertinimas tavo? 7 iš 10. Solidu. Sakai? Prasidėjo kas? Prasidėjo net ne žvyras, o smėlio kelias. O tai reiškia, kad bus labai gera laida. Važiuojam po truputėlį, ieškom vietos. Važiuojam šalia Nemuno upės. Labai šiaip gražus vaizdai, labai gražus. Tėvai biški posūkį, ne tą išimiai. Tėvai. Nu tai žinai, 10 metų skirtumas. Ne, nu šiaip teoriškai galėčiau būti tau tėvu. Nežinau. Tada su kelių metų turėtum būti pana. Tai čia kokia nors ištvirkus moteriškė, žinai, sena. Mūsų pirmo pasimatymo vieta. O Dieve, aš jau matau. Oh my god. Koks gražus, ne? O Dieve, jisai kaip iš filmo. Sakau. Ne, net nepagalvotum, kad ten namelis. Belekas. Eik tu. Negaliu patikėti. Ar laiminga esi gražuolė? Unrealistic, visiškai. Na, manau, visi sutiksime, kad Edgaras tikrai pasistengė suplanuoti šį pasimatymą. Yra sakoma, meilė didėja, kai širdis dovanoja džiaugsmą, o šypsena mylimojo veide yra pati geriausia dovana. Bet čia gan aukštai. Jo, yra reikalų. Kaip manai, kiek čia metrų? 8-10. O Dieve, kaip čia šilta. Šilta? Su batais nevaikštom. Kaip moteriškai pasakė, girdėjot? Su batais nevaikštau. Pasižiūrėk, čia belekas. Indrėja kažką pamatė viršuje. Vis dėlto batų reikės. Vis dėlto pamirškim tą švarumą. Tu nesakyk, kad čia yra terasa? Jo, čia yra grilius. Okei. Čia belekas. O kas ten? Turbūt sofa. O, žiauriai nice. Ja, eik savo. Wow, žiauriai gražu. Yra griliukas. Viskas Komado yra. bono. Va toks vaizdas atsiveria. Aš šiek tiek lengvam šokiai, jeigu atvirai dar vis. Man dar reikia susitapatinti su šita vieta, kad susijungtų neuronai. O čia slow motionas, kaip pučia vėjas. Čia galima tiesiog iššokti. Jum. Nenusibardaliok į apačią, Edgarai, ir palauk manęs. Nu. Tau sakiau. Kaip slidu. Tau sakiau. O žiūrėk, čia grinai mano širdies kardiograma, kurios nebūtų dabar, jeigu nudrimčiau.
Bet rimtai. Šiaip moterim dar ir labai svarbu iš tikrųjų ir vane būna. Tikiu, Dažnu atveju. Geras apšvietimas čia. Norėčiau namie tokios vonios. Turėsi. Ruošiu vakarienę, jinai kol kas maudosi duše. Pažiūrim, kaip atrodo noga. Nerodysiu, tai aš dabar jai ruošiu vakarienę. Tai pirmas dalykas, kurį mes turim padaryti. Šiaip čia namelėje viskas yra. Čia krevetės. Aš jau pripyliau karšto vandens, kad jos atitirptų. Dabar, ką mes darysim, mes turim jas sumarinuoti. Žinoma, kad reikia išlukštent, nuo šitų dalykų nemėgstu. Kam kankintis, aš noriu valgyti ir atsipalaiduoti ir nieko nelukštent. Marinatui mums reikės česnako, druskos ir pipirų. Viskas labai simple. Morkas reikia supjaustyti pailgom juostelėm. Šiaip, žinokit, chebra, aš nekenčiu morkų jokiose patiekaluose, bet šitas patiekalas yra išskirtinis. Aš kai pirmą kartą jo paragavau prieš 10 metų maždaug, aš nustėrau, ant kiek tos morkos dera. Sekantis etapas yra porai. Nu štai va taip viską paruošiau. Tikiuosi mergaitai patiks. O. Eik tu. Eik tu sau. Žinai, kaip jaučiuosi, kaip per amerikietiškus filmus kokius. Kaip nerealiai. Nu, turiu neišsemiamą romantiką, klausykit. Wow. Aš noriu labai pasisakyti dabar, kol Edgaras dar vieną staigmeną ruošia. Iš tikrųjų esu labai laiminga ir be galo dėkinga, nežinau, likimui, visatai, dievams, kad ir kas bebūtų. Tiesiog, kad atsiuntė tokį žmogų į mano gyvenimą, nes praeita buvo tikrai daug. Buvo ne visai smagių akimirkų kažkada gyvenime, bet dabar, kai esu lepinama šitaip ir tiesiog tokie visi geri prisiminimai lieka širdį ir momentai, aš vat tokiom akimirkom noriu tiesiog užsimerkti ir niekada neatsibusti iš šito sapno. Esu be galo dėkinga ir dėkinga pirmiausia Edgarui, kad jisai daro mane laimingą. Nu? Einu. O, Dieve. Didelės porcijos išėjo. Iškart sakau, tad nepyksiu, jeigu nesuvalgysi visos. Aš žinau, kad tu supyksi. Ne. Va, to. Wow. Čia krevetės kario padaže. Sakau. Lėkštės gigantės. Sorry, kad pasiėmiau taip į ranką, bet norisi šiltos lėkštės rankose. Chebra, aš turiu ne tik romantiką namie, bet dar ir belenkokį šefą kulinarą. Čia yra 10 iš 10. Skanu, patiko? Nurungė visą maistą, kurį šiandien valgiam. Tobula. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour tendre. Ką dabar darysim? Nuo ko pradėsim? Kiek visko mes turim jo aptart. Nu, visų pirma, turbūt žmonėms būtų įdomu išgirsti, kas mes tokie esam, o labiausiai tu. Visų pirma, jos vardas Indrėja. Ir jinai mano mergina. Susipažinom mes ne taip seniai. Tikrai neakivaizdu, kad aš to noriu. Ne, nu, žinai, gal mes tiesiog esam šou dalyviai. Va, ir mes susipažinom, tiek daug praėjo visko per tą laiką, atrodo, bet prieš kelis mėnesius. Šiaip tikėjai, norėjai santykių tuo metu. Tu žinai, kad aš tikrai to nesitikėjau ir mažiausiai to tikėjaus. Užėjau į bardaką, pamačiau jos akis ir jos pamatė mano akis. Ir viskas. Geriausia, kad jinai prieš tai manęs nežinojo. Jo, visiškai nežinojau. Nei klausė muzikos, nei kažkokių filmų žiūrėjo, nieko. Nei serialų, nieko. Tai mes ir susirašėm iš pradžių. Pabūkim viens kitam pleistriukais. Aš būsiu jos pleistriukas.
Manau, apie praeitus santykius mums nederėtų nešnekėti. Aš manau, kad praeiti santykiai yra praeiti santykiai, bet galbūt apie pačią esmę, tai abiems buvo nelengvas laikotarpis. Tai Tikrai nelengvas. Ir Pilnas iššūkių. Atsimeni, kaip tu jauties žiemą. Aš atsimenu, kaip aš jaučiau žiemą. Ir tuo metu atrodo, kad pasaulis griūna. Nieks nėra kaltas, kad įvyksta, kaip įvyksta. Žmonės atsineša savo bagažą ir niekada nežinai. Tiesiog kartais toksiški santykiai gimsta iš to nemokėjimo išgirsti vienas kitą. Ir kas svarbiausia, iš praeities nuoskaudų, nuo vaikystės juk tas kyla. Žmonės netinka vienas kitam. Ir nesupranta to ir tiesiog bando kažką, bet iš esmės kankina vienas kitą. Ir labai sunku iš to išbristi. Taip, labai sunku iš to išlipti ir paskui sugyti. Tada atrodė mums, kad gyvenimas baigės. Nes tikrai atrodo, tu tada savęs nekontroliuoji. Tai yra išlikimo emocijos. Tu negali gyventi šio žemėje, atrodo, tau norisi išsiplėšti. Ir kaip viskas apgaulinga, žiūrėk, praėjo nuo žiemos kiek, 9 mėnesiai, mes netyčia susitikom akimis. Ir viskas, nepasakyčiau, kad pagijo iki galo. Bet kokioj mes esam dabar būsenoj. Ir įsivaizduoju, jeigu tada kažką mes nedaug dievę nuspręstume padaryti su savim, būdami depresijoje, mes niekada negalėtume patirti tai, ką mes turim šiandien. Šiaip dar kas mus suvedė žiauriai, tai muzika. Muzika. Nes aš žiauriai myliu muziką. Atvažiavus į Vilnių, gal kokiam 2 kurse, turėjau draugą didžėjų. To draugo ir paklausiau, sakau, gal netyčia galėtų mane išmokyti. Taip ir viskas užsikūrė, jisai mane išmokė grot, prasidėjo pirmieji gigai, praktika namuose, iki kol dabar atėjau iki to taško, kur labai rimtai į tai žiūriu ir man tai be galo patinka. Šitam namukė buvo paliktos šitos kortos. Kas ta meilė? Čia mums labai surezonavo. Jis labai surezonavo ir mes nusprendėm išbandyti meilės korteles. Pabandom. Pabandom? Mes net neįsivaizduojam, kas čia yra, nes nebuvom išsitraukę, norėjom, kad būtų toks pirmas įspūdis. Kokią pamoką apie meilę tave išmokė mūsų santykiai? Pirmas dalykas, kuris kilo man galvoje. Nereikia griebtis žmogaus, su kuriuo jautiesi nelaimingas ir bandyti iš ten išpešti laimę. Faktas, su savim turi visų pirma būti laimingas, bet tiesiog ne visi tinka vienas kitam. Kai aš tave sutikau, supratau, o Dieve, yra tokia moteris, kur atrodo tiesiog man skirta. Visko bus. Aš manau, kad visko bus. Jo, suprantam, kad bus daug darbo, bet su branda, kai tu ateini jau pasirinkęs, kad tu kovosi iki galo, su savim visų pirma šitose santykiuose. Faina, gražu labai, kad tai sakai. Aš manau, kad nereikia pritempinėti kažko, ko neišeina pritempinėti, bet aišku, tu tik su laiku tai suvoki. Gerai, tu skaityk dabar. Gerai. Kada paskutinį kartą tau manęs trūko ir jautėjai, kad labai pasiilgai? Užvakar. 1 parą nesimatėm ir aš jau žiauriai buvau pasiilgus. Šiaip, man žiauriai patinka, kad aš su Edgaru galiu būti kaip su geriausiu draugu. Ne tik, kad mes įsimylėję kažkokie tai, bet kad mes tiesiog geriausi draugai. Mums viskas juokinga, bendros temos, bendri pomėgiai, mes žiauriai panašus. Meilės kalba ta pati. Mane erzina tavo telefonas. Jau pradeda erzint kažkas. Ne, tai normalu, žinai. Šiandien važiavau pirkti vaistų į vaistinę. Sėdu į mašiną, važiuodamas atgal, galvoju, kaip aš jau pasiilgau. Nors nemačiau tuo metu, gal 15 minučių tik tai. Ai, geriausia, mes atsikeliam rytais, tarkim. Jo. Ir Edgaras sako, aš jau pasiilgau tavęs bemiegant. Visiškai. Kažkaip išgyvensim šitą periodą. Aš tikiuosi, kad jis niekada nesibaigs. Kaip norėtus, kad nesibaigtų, bet parašykit receptų, kaip padaryti, kad nesibaigtų šitas periodas komentaruose. Ką jūs darot ilgesniuose santykiuose būdami, kad taip jaustumėtės. Prisimink kokį nors įvykį, kai aš padariau kažką nedidelio, bet tu pasijauti laimingą, vertinamu. O Dieve. Man iš esmės Edgaras daro kiekvieną dieną tokius dalykus, bet tai kiekviena jo smulkmena, man atrodo, kaip didžiausia staigmena. Kaip tu atsakytum į šitą klausimą? Dabar suprantu, kad vyras ir moteris tai yra kumštis, žinai, ir jeigu tau pavyksta sukurti stiprų santykį, jūs galite kalnus nuversti. Po vieną mes niekas. Tu, jeigu turi partnerį, tu turi būti kaip vienas kumštis ir ne kitaip. Visur turi dominuoti tas žodis mes. Jo. Aš bent jau taip galvoju. Taip. Aš manau, kad, kitaip niekaip. Niekaip. O kitaip kažkokia. Ne. Jo.
Jeigu Aš vienas sau, savo, tu- kitas savo. Jo, visiškai. Jeigu vienas savo, kitas savo, nu tai kas čia tada? Kam Apie to ką reikia? tada? Apie ką? Apie nieką. Čia kaip mažasis princas. Jeigu aš tave prisijaukinu, jo, tu būsi man geriausia rožė, nors daug kitų, bet tu mano svarbiausia rožė ir aš turiu tave prižiūrėti, ne? Nu, tave laistyti. Mylėt, tu man būsi išskirtinė, žinai. Kaip gražu. Man patinka, kad jinai moteris. Ta prasme? Nu, turiu omeny, aš nieko prieš, kiekvienas turi savo pasirinkimą. Mes visi galim viską. Pradėkim nuo to panešti sunkesnį daiktą, dabar dėleidžia merginos. Dabar visos, žinai, labai nori būti. Čia prikalbėsim, paskui Agnė Kulitaitė rašys ant mūsų. Su Indrėja, jinai leidžia man būti vyru. Va. Žinai, kodėl taip yra? Nu. Todėl, kad tu man sukuri labai geras sąlygas būti moterim. Okay. Aš jaučiu, žinot, kai būna, pavyzdžiui, būna kartais su vaikinu, tu nesijauti mergina prie jo. Tu tiesiog ten tiek daug turi tos vyriškos energijos savy, kur atrodo, tas vyras, nu net nežinau kaip paaiškinti, bet atrodo nereikalingas net, nes tu viską gali padaryti pati. Bet kai atsiranda tavo gyvenime teisingas vyras, kuris tau sukuria puikią terpę būti moterim, kur tu jautiesi saugiai, kur tu jautiesi kaip princesė, karalienė ar bet kas gali būti geriausio, tu tada, žinai, ir nori vyrui leisti būti vyru, žinai. Net ne tai, kad nori, bet taip natūraliai gaunas. Labai geras tas pasakymas yra, kad moteris trytina tave taip, kaip tu trytini ją. Čia toks, žinai, dalinimasis, mainai. Tai čia, žinai, ne vien mano nuopelnas, kad aš leidžiu tau būti vyru, bet tai yra ir labai didelė dalis tavo nuopelno. Čia ir baigsim. Kaip gražu. Kągi, ačiū šitam nameliui. Aš vertinu jį 10 iš 10 visiškai. Kas dar man labiausiai patiko, tai ta ramybė, ta gamtos ramybė, ta visiška tyla ir tie paukščiukai. Mes turime tau dovaną. Jeigu taip pat kaip mes nori praleisti nepamirštamą, romantiškiausią vakarą virš bedugnės namelėje ant medžio, apfollowink Instagram'e Indrėja.db, Bechteris ir virš bedugnės, pasidalink šiuo reelsu Nes dalintis gerą, ir po reelsu pažymėk draugą arba draugę. su kuriuo norėtum praleisti nepamirštamą ir romantiškiausią vakarą. Po savaitės paskelbsime ką? Nugalėtoja! Tai mat, čia kartingai stovi, pilnai suksit vairą į kairę ir tikrai išvažiuosit. Važiuojam pilnai visus posūkius. Yra čia užtverta ir čia. Klausimų kyla? Manau, kad su praktika viskas bus. Žodžiu, Hebra, nežinau, aš šiandien tipo Indrėjai ruošiu pasimatymą, bet čia nerealus experiences. Mane liežuvis pinasi. Aš pirmą kartą važiavau su kartingais. Nu, man žiauriai fainai. Kas mėgsta greitį, bet čia tu gali pilnai pasireikšti ir iš esmės tai yra saugu. Viena iš Jurbarko pramogų yra kartingai. Labai rekomenduoju, Hebra, 10 iš 10. Ačiū laisvalaikio dovanom, ačiū, kad duoda galimybę išsirinkti ir kad kiekvienam mieste jūs esat. Žiauriai kietai. Kaip tu, Indrėja, ar patiko tau? Bliamo, mano emocijos veržiasi per kraštus visiškai. Aš dievinu kartingus, visada jos dievinu ir man jie yra belenkoks geras išsikrovimo būdas. Žiauriai fainai ir ačiū irgi laisvalaikio dovanom. Tai vat ką aš dar norėjau pasakyti, kad
Vis dėlto aš pirmą atvažiavau. Aš tiesiog, žinot, jai nusileidau, aš tave praleidau pirmą, nieko nežinau. Jo. Aš tiesiog iš pagarbos, žinai, vis dėlto tau dovana. Aš nusprendžiau, kad tu turi laimėti ir pasikelt savo savivertę. Ta meilė. Saldesnio Edgaro tikriausiai nesame mes matę. Na, bet kokiu atveju, bet aš manau, kad visai pavyko jam įgyvendinti šį pasimatymą ir nustebinti Indrėją. Na, o jūs nepamirškite paprenumeruoti, palaikinti šio video ir apačioj pakomentuoti, kokių dar pasimatymų idėjų turėtų Edgaras ar Indrėja išbandyti ir vienas kitam padovanoti. Ir pasižiūrėsime, kas kitoj laidoj darys pasimatymą. Ar Edgaras, ar Indrėja turės nustebinti Edgarą. Tad aš jums tariu iki susitikimo, iki kitos laidos.